Pirmosios atkrintamosios varžybos, sunki rungtynių pradžia, nerezultatyvus žaidimas. Ar galima teigti, kad abi komandos kamavo startinis jaudulis? Tai čia kas be ko, kad abi komandos jaunos, ta psichologinė įtampa vis tiek savo padarė. Kiek teko užmest akį, tai baudas prastai metė abi komandos apylygiai ten ir klaidų skaičius didelis. Kažkur buvom pabėgę, mes ten apie, man atrodo, 15 taškų ir sustojom. Išmušė iš vėžių tas presingas sezoninis, ko pasiekoje tos rungtynės gavosi tokios įtemptos ir nervuotos. Būtent trečio kėlinio viduryje pirmavote 19 taškų skirtumų. Varžovams pavyko panaikinti šį deficitą. Kokios tokio prastai sužaisto žaidimo priežastys? Kad turėjom rezultatą, sustojom. Tas jų zoninis presingas išmušė iš vėžių, o su kiekviena minutė rungtynėse į pabaigą žaidėjai pradėjo tausot kamuolį, bijot imtis atsakomybės, ko pasiekoje gavosi visas tas, kaip sakoma, tas karnavalas gale rungtynių. Žiūrovam turėjo patikti. Būtent minėjote, rungtynių pabaigoje įvyko konfliktas. Kaip pats vertinate teisėjų darbą? Sunku vertinti, iš tikrųjų ten, nežinau, tie priešininkai, jie gal ten dėl tų dviejų švilpukų kažkokių pretenzijų teisėjams turės. Aš tų pretenzijų irgi buvo, ten mes praktiškai trečią, ketvirtą kėlinį baudos aikšteliai priešininkai negavo pražangų ir Bužauskas ten kelis kartus buvo atakuotas ir tokių kaip ir klaidelių, kaip ir pas visus yra. Bet nenorėčiau teikti, kad teisėjai čianais tas rungtynes, kaip pasakyti, vienaip ar kitaip paveikė. Aišku, tie du švilpukai, jie ne akademijos komandai, kaip pasakyti, nieko gero nedavė, bet iš esmės pasižiūrėjus atgal, gal nebūtų buvę ir tos įtampos, jeigu tie tempo krepšiutė, ten tos pražangos būtų sušvilptos anksčiau. Prognozė ketvirtadieniui, antrosios varžybos Vilniuje. Čia prognozuoti yra sunku, iš esmės stebėsim rytoj, analizuosim prieš tą vadinamą jų presingą, žiūrėsim, studijuosim, kad nedarytų klaidų ir kausimės, čia kitaip ir negali būti. Turim nedarytų klaidų, kuriuos mes padarėm šiandien. Dėkui ir sėkmės. Ačiū.